Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Mieli klausytojai, bažnyčia nuo seno pristato švenčiausią mergelę Mariją kaip sektiną pavyzdį visoms moterims, motinoms ir kiekvienam tikinčiajam, trokštančiam tobulai sekti Jėzų ir vykdyti Dievo valią nuolankiai savo kasdienybėje. Marija gyveno ir rodo gyvenimo pavyzdį. Tačiau labai dažnai šiandien prabilus apie mergelės Marijos kultą, net ir bažnyčiose jis būna sukarikatūrintas, pernelyg saldus ar galiausiai primena tik pasakų personažą. Kantrus įsiklausimas į Dievo valią, ištikimybė iki galo, pasiaukojimas, visos šios savybės, kurios buvo būdingos Marijai, nėra populiarios šiandien. Katalikų bažnyčios katekizme rašoma: tai, ką katalikų tikėjimas skelbia apie Mariją, remiasi tuo, ką jis skelbia apie Kristų, o tai, ko šis tikėjimas moko apie Mariją, savo ruožtu nušviečia tikėjimą į Kristų. Luko Evangelijoje randame aprašytą sceną, kada angelas Gabrielius apsireiškęs Marijai pasako nepaprastą dalyką. Jis teigia, kad Marija taps nėščia, kad pradės ir pagimdys sūnų, nepažindama vyro, nes Viešpats taip nori. Šie žodžiai skamba ne tik mums stebuklingai ir neteikiantis tikrumo, jie taip pat suskambėjo ir jaunai Nazareto mergaitei. Marija klausė Viešpaties angelo, kaip ji pagimdys sūnų nepažindama vyro. Argi tai negražus priminimas ir mums šio laiko žmonėms, kad gyvybei prasidėti reikia vyro ir moters, kad gyvybę negalima manipuliuoti prisidengus mokslo pažangą ir užauginti mėgintuvėliuose, kad gyvybės prasidėjimas yra kilniausias ir gražiausias, tuo pat metu ir paslaptingiausias veiksmas išaukštinantis vyrą ir moterį, kurie prisideda prie Dievo kūrybos plano. Taigi Marija puikiai supranta, kad be vyro negims vaikas. Bet kas čia nutinka? Angelas sako Marijai: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave. Marija, nesuprasdama iki galo angelo žodžių, nepatyrusi niekada tokio stebuklo kaip vaiko gimimas be vyro, pasitiki Viešpačiu ir jis jos neapgauna. Svarstydami tokį mums žmogiškai nesuvokiamą Dievo veikimą turime nepamiršti, kad Dievas elgiasi taip, kaip jis nori, o ne kaip mes norime ar pagal mūsų susikurtas schemas. Jei galvojame, kad gamtoje tokių dalykų nebūna, nepamirškime, jog mūsų protai yra sužaloti gimtosios nuodėmės ir greičiausiai čia žemėje esame nepajėgus iki galo suvokti nepaprastų Dievo darbų. Marija net savo žemiško gyvenimo laikotarpiu ėjo virš visų nuodėmės ir gundymo bangų. Net ir tuomet, kada sekė savo sūnų į Kalvarijos kalną, ji nepaliovė pasitikėti Dievu ir sulaukė jo prisikėlimo. Katekizme taip pat randame tokius žodžius. Rytų tradicijos tėvai Dievo motiną vadina visiškai šventa. Jie gerbia ją kaip jokios nuodėmės sutepimo nepaliesta, laiko ją tarsi šventosios dvasios sukurta nauja būtybė. Dievo malonė Marija liko nepaliesta jokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Grįžtant prie Marijos vaidmens bažnyčios, pasaulio ir mūsų asmeniniuose gyvenimuose, negalime apsieiti be Kanos vestuvių ištraukos aprašytos evangelisto ir apaštalo Jono. Visiems puikiai žinoma scena, kuomet Jėzus su savo motina ir mokiniais dalyvauja vestuvių puotoje. Pasibaigęs vynas, Jėzaus su motina dialogas kelia įvairiausių klausimų. Tačiau aš noriu atkreipti dėmesį Marijos pasakytų žodžius, po kurių seka evangelinė tyla. Kitaip sakant, daugiau evangelijose neužfiksuota Marijos žodžių. Darykite, ką tik jis jums lieps. Kaip pradžioje minėjau, bažnyčioje tarp tikinčiųjų
ne visada yra deramai ar teisingai įvertinamas mergelės Marijos kultas. Kai kurie tikintieji pernelyg nukrypsta į Marijos garbinimą ir pamiršta sakramentinio gyvenimo praktikavimą ar kitas katalikiškas tikėjimo tiesas. Bet yra ir priešinga žmonių grupė, kurie išvis norėtų eliminuoti Marijos vaidmenį bažnyčios gyvenime. Taigi Kanos vestuvių įvykių fone Marija pati mums atskleidžia, koks iš tikro yra jos vaidmuo, kaip mes tikintieji turėtume į ją žvelgti. Marija, sakydama, darykite, ką tik jis jums lieps, nuolat mūsų žvilgsnius kreipia į savo sūnų Jėzų Kristų. Taip pat ji parodo, kad gali ir yra mūsų iš Viešpaties gaunamų malonių tarpininkė ir užtarėja. Telšių katedros kriptoje palaidotas Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius 1944 metais, siaučiant Antrajam pasauliniam karui, tikintiesiems rašė, jog visų nelaimių priežastis yra nuodėmė, o Marija yra toji, kuri geriausiai mus gali užtarti pas Viešpatį ir gelbėti mus iš nuodėmių. Tad nepaliaukime pasitikėję Marijos globa ir užtarimu. Drąsiai glauskimės prie motiniškos Marijos širdies, kuri veda mus link savo sūnaus, laikų ir amžinybės Viešpaties Jėzaus Kristaus. Švenčiausioji mergelė Marija, mūsų dangiškoji motina, melski už mus.